Esame Uostamiestyje, kur žmonės ne tik uosto, bet ir valgo. Ir aplankysime restoraną su nuostabiu vaizdu. Čia taip pat gali nusipirkti bilietą, kur tavęs lauks neeilinis tripas. Šiame romantiškame vaizde paragausime vištienos sparnelių, kuriuos ką tik užsisakėm. Atrodo gan įspūdingai, tokie krispi. Vištienos sparneliai nėra šiaip mano favoritai, bet čia tikrai neblogai. Sakyčiau, duodam 8. Aštroka yra super. Reikia, žinoma, tų padažiukų paragauti. Pelėsinio sūrio netgi, oho, labai įdomi skonį jūra, pasakysiu. Čia tik Klaipėdoj tokia. Gal su padažiukų pakyla ir duodu netgi 9, žinokit. O. Kitas patiekaliukas būtų takos. Kainavo nežinau kiek, nes kainos rūpi tik tai tiems, kas neuždirba pinigų. Aha. Daug avokado, geros krevetės, daug padažiukų. Gal iki tų oblumo kiek trūksta? 8,5. Kas laukia manęs geriausia, ogi ši eilinė, išskirtinė ir nuostabi Matija silkutė. Matija taip ir tarėsi, ne? Man atrodo, Matija. Ragauja marši silkė, tikrai tokia išskirtinė. Kiek mačiau, čia su sūriuku apačioje. Yra daržovyčių. What? Čia nesulyginsi su jūsų bobo silkė. Silkutį duodu, va tiek. 10. Daugiau, negu man duodavo per matieką. Jeigu atvariai prie jūros ir nevalgy žuvies, tai koks tikslas iš vis buvo vilktis iki tos jūros. Todėl pagrindinis mūsų patiekaliukas šiandien bus fish and chips, visiškai tipiškas ir nelietuviškas maistas. Graži stora žuvytė, taip kaip ir žuvytį priklauso būti. Yra 2 padažiukai, vienas kažkoksai tartaro padažiukas, įdomus, ir klasika žirni padažiukas. Žuvytė tikrai labai gera. O dabar svarbiausia, ar ši bulvė bus pakankamai traški, kad praeitų mano patikrą. Gal traškumo kiek ir trūksta, bet bulvės atrodo natūralios, gražiai apkepusios, fish and chipsus užskaitu. O dabar laikas tom jamui. Čiagi matome gryną vėžį, ką tik ištraukta šviežiai iš jūros, man atrodo. Krevetė irgi vietinė. Užuodžiu. Įdomus, sakyčiau, šito tom jamio valgymo būdas bus. Čia pusiau sriuba, pusiau makaronai, nesu tokią variantą mačias. 18 eurų kaina, tokia jau rimta tom jamui. Tiesiog visiškas pachmo gydytojas, duodu. Gal man dažniausiai patinka tom jamai biški tokie labiau kreminiai, tai dėl to duodu 9,5. Ką aš jums galiu pasakyti, mėly vaikai? Jeigu jau esat Klaipėdoj, atvarykite į šią nuostabią vietą su nuostabiu vaizdu, su nuostabiu vaistu ir praleiskite nuostabiai savo laiką. Maistas ant pachmo rekomenduoja. Bučkis iš Klaipėdos!